Kai kalbam apie baimę kalbėti, tai labai dažnai yra susijęs su tuo, kas vyksta mūsų galvoje. Tai yra kokios mintis mūsų užpuola. Įvairios, pavyzdžiui, iš mūsų pasijuoks arba aš suklysiu ir tada įvyks kažkas tokio katastrofiško. Galbūt aš parausiu ar ne, fiziologinės kažkokios tai reakcijos. Mano svetainėje yra programa, nemokama programa registruoti automatinės mintis. Labai rekomenduoju išbandyti. Kitas dalykas, kaip pasiruošti, kaip įveikti. Ne? Kaip ir su dauguma baimių, mes dedam žingsnelius, kad paruošti smegenis, kad jos nurimtų ir nebebijotų. Tai reiškia, kad, tarkime, aš turiu tam tikrą tekstą, kurį aš turiu pasakyti, baimę kalbėti. Tai visų pirma, tai aš kalbu pati ir išmokstu labai gerai tekstą. Mokymasis geriausias yra draugas. Tada aš galiu tai kalbėti visus šitos dalykus prieš veidrodį daug kartų. Vėlgi smegenis mes pratinam prie tos kalbos ir prie kalbėjimo. Taip pat galiu įrašyti video ir save žiūrėti, ar ne? Bet su video gali būti kilti keblumų, nes jeigu esat kritiškas žmogus, tai tada gali nelabai tikti. Bet smegenis ruošiam prie kalbos. Kitas jau sunkesnis dažnai būna žingsnis, bet labai padedantis priprasti, tai yra kalbėti artimiesiam žmonėms savo kalbą keletą kartų. Ir vėl mes pratinam smegenis prie šitos kalbos, kad tai yra saugu, kad nieko baisaus neatsitinka, kai aš tai kalbu. Prieš einant į sceną, į viešą kalbėjimą, mes raminam kūną, įjungiam labiau parasimpatinę nervų sistemą, kvėpavimų, meditaciją, progresyvių raumenų relaksacija ir panašiai. Ir tada einam kalbėti, smegenys jau būna šiek tiek įpratusios, kad tai yra saugu, kad nieko tokio kalbėti prieš veidrodį, pažįstamiem, draugam, giminėm ir tada einam į viešą kalbą. Viešos kalbos metu, kai kalbam kitiems žmonėm, vis tiek greičiausiai įvyks fizinės reakcijos. Tai tam tikros gali rankos drebėti, gali žandai parausti. Aš kaip sakau, labai dažnai atvirumas padeda, pasakymas, kad šiek tiek jaudinuosi, atleiskit, šypsena, juokas. Įtraukite į kalbą tam tikrą juokelį ir kūnas atsipalaiduoja, žiūrovai atsipalaiduoja. Tai tiek turbūt greitai ekspromtu, tikiuosi kažkiek bent jau padėjau.